Aš prisiminiau, kad pamiršau pasakyti. Čia yra mano gimtadienis. Aš turiu 890 subscriberių. Ir mano didžiausias noras šie metam yra turėti 1000. Tai jeigu tu dabar paspaustum prenumeruoti šitų kanalų, aš būčiau labai laimingas ir man tai būtų labai gera dovana. Matai, statistika yra negailestinga. Galiu čia prisekti. Žiūrinčių, nežiūrinčių. Jūs labai žiūrit ir man labai patinka, kad jūs žiūrit. Bet jeigu dar subscribintumėt, man dar labiau patiktų. Tai va, šokam į epizodą. Video pavadinimas bus Silkės kelias. Negalvojam, kad gali Silkės kelias būti toks trumpas. Nuo Sandefjordo centro iki mano skrandžio. 12 valandų. Čia ir dabar pasaka. Ir tobulai virtas kiaušinis, klausykit. Labas rytas. Šiandien yra lapkričio 3. Šiandien mano gimtadienis, nuotaika gera, atsikėliau. Nei nugaros skauda, girdžiu gerai, matau gerai. Tai labai keista, kad dar vienas gimtadienis ir jokių pasiekmių. Vakar užbaigiam dieną valtį. Nebefilmavom paskui, nes GoPro tragiškai tamsoj filmuoja, greit sutemo, bet tiek pritraukiam silkių. Sušalom, grįžom, diena baigės gerai. Vakar marinavom silkės, kurias mes pagavom. Šiandien mes turim norvegišką burgerį. Norvegiškas burgeris, mes turim minėtą švedišką bulkytę. Ir čia yra silkutė. Bet tą silkutę mes turim ne bet kokią. Mes jas vakar patys pasigavom Sandefjordo centre. Ir jūs pažiūrėkit. Aktą savo darą. Gidas Ernestas vakar užtaisė, šiandien ryte mes suvalgom. Toks gimtadieninis tortas. Dabar pažiūrėjau ir prisiminiau, kaip tą pūdytą valgiau, bet čia daug geriau. Geras. Žinai, tikrai nepūdyta. Kaip įrodymą atsikasiu antrą kasnį. Galvojau, bus labiau guminė tokia. Stebėtinai greitai, labai geras rezultatas. Mes pamiegojom, atsikėlėm, silkė jau gatava. Patys pasigavom, patys pasidarėm. Pasakam. Ačiū Ernestai. O šiandien antra diena Norvegijai. Dabar mes pusryčiavom. Ką pamatysim, nežinau. Lygiai taip pat kaip nežinau vakar, bet gavas puikiai dieną. Tai ir šiandien toliau Norvegiją tyrinėsim kartu. Einam pusryčiauti ir tam sykiui. Silkių magnatas Gidas Ernestas sako, žinai, už namą turim akmenį. Sako, gal tu nori pabandyti nusileisti su virve. Tai aš gal nuo kalno ne, bet instruktažą priimsiu. Pinimų, jokių sukryžiavimų negali būti. Turi būti pilnai teisingai užsidėta. Čia kojytė ir užsimausi dirželį. Nu čia įdomias piršlybas visai. Ir užsimauni. Bet patogiai. Labai spaus nereikia, kad tik išti ranką galėtum. Svarbiausia, kad būtų virš dubens. Taip, čia virš dubens. Kojas čia nebūtina suverš nieką, čia taip tiesiog. Svarbiausia, viskas yra gražiai, nesusipinė. Čia gali iš ranką, tai yra gerai. Nereikia priverš, kad nebūtų nepatogu. O kai suverš, tadgi jauties saugiau, neišslysi, nepabėgsi. Aš jau dabar galvoju, kaip neapsverš žemyn galvą. Mane galima dabar kaip čimudaną pasiimti ir nusinešti. Sako, nieks negali pakelti. O, su gimtadieniu! Stiprus vyras. Nugriūsiu. Ei. Pasvyrau ir nuvažiavau iš šono. Ai, tu neužčiausikabinai. Neužčiausikabinau. Gerai mokaus. Čia skirtas įrankiams susidėti. Tik įrankiam. Bet jis mane laiko, žinai. Jis padarytas ir tam, jeigu kartais užsikabintum kažkur, kad jis nuplyštų. Jeigu užsikabintum, kad tu nepasikabintume, kad nuplyštum ir toliau savo ten eiga varytum. Čia nenuplišau. Davo, būčiau čia nusivardė. Tai va, kitą ranką čia, tą į apačią, tą į viršų. Ir o tai. Jo, gerai. Užfiksuoji. Ir tai priverži. Laiko? Visiškai laiko. Ja, tai gal slysta. Šitos nelaikyk, tai gal slysta. Nu, aš įsivaizduoju, kad liptai būtų labai sunku į viršų. Tai yra virvė bus dvigubas saugiklis. Ant šito mazgą kokių 60% alpinistų laipėje. Čia nėra kažkoks sugalvotas, ne batraištis paskui, žinai. Grįžti atgal. Ten buvo viena pusė susisukę, dabar grįžti ir vynioji atgal per tos pačius, žinai, vingius. Taip va. Grįžta. Ir gražiai. Kaip riestainis. Ir virš. Cukriuką nubirinai. Šitas labai. Nu, čia daug laisvos virvės galima susimažinti, bet čia
2 rankos turėtų būti. Čia galbūt arčiau, tai galim ir surišti to pačiu, kad būtų toks gražus, tvarkingas. Tai dabar pasižiūrim, kas ką padarė. Žiūriu, viskas yra gerai, čia eina, čia per 2, diržas gerai, mazgas gerai, eina per kilpą, eina čia pas mane, šitas veikia, šitas neužsuktas, jau blogai, reikia užsukti. Tai viskas yra saugu, dabar kas nesurišta ir saugu. Tai turi jokių traumų nuvesti. Visą laiką lakau ir atgal nepasiduos, nes visą laiką miręs pas mane. Jeigu aš taip? Jo, taip galiu, jo. Čia nebūtina už rankų, reikia naudoti ir gamtą. Nenoriu gamtos. Man gamta yra baisa. Matai, kai aukščio bijai, aš ant namo stogą nebuvau su kopėčiom užlipęs. O dabar esu virš namo stogą ir lipu akmeniu. O, labai gražiai. Gerai, Kelėnai irgi dirba. Va, ir yra. Nei čia buvo, nei čia ką. Tai tik teko. O, tai ar tu gali patikėti, kad šiaip jau aš tai pianistas? Gali atsisėsti. Atsisėst? Aš tave laikau. Gerai. Bet sėsti tokių 5 laipsnių, štai normaliai. Aš turėčiau svorio tave nuleisti. Tu turi dabar laikyti? Jo. Tau nereikia nei virvės laikyti nieką, žinai. Nu, aš galiu laikytis su savo virvės. Gali? O Jėzu, kaip baisu. Jo, laikykis ir sėdam po biškį. Sėdu. Jo, nelenkia per kelėnus. Nelenkiu. Ištiesk ir sėdi. Sėdi, aš pasakysiu, kada kel kojas. Gerai. Dabar jau gali eiti pačiam. O taip galiu leikti? Jo, iš rankų nelaikyk, nes pavargsi. Taip? Jo, eik po biškį. Lėčiau. Nelaikyk iš rankų, pavargsi. Ne, nelaikau. Gerai. Nu, pas mane bitska europinė. Iš tėvo paveldėjau. Tai žinai, alaus dažniau atsigerdavo, ranką apsilauždavo, visakų. Tai kaip ir pas man tai iš kotletų. O, čia. Ačiū. Gut, va, kepurį, žemai. Matėt, kur buvau? Pat. Iš čia žiūrint, tai sunku patikėti, bet iš ten daug baisiau. Kol biškį pulsuoja, tai pasidalinti įspūdžiais galiu. Kai sakau, gyvenime nesėjau užlipęs net ant vieną aukštą namą stogą su kopėčiam. Čia jau buvau gerokai virš. Jau mačiau viso stogo iš viršaus. Buvo porą akimirkų, o ten biškį, kur daugiau reikėjo jau pakelt koją, tai visai gerai, kad Ernestų kažkaip yra noras pasitikėti. Tai net nebijojau tokiam aukštį šuolį atlikti, nes trūko gal kokių 10 cėmų ir taip biškį striktelėjau ir užsikabinau, tada pristraukiau. Iš kažkur atsirado jėgų ir savim pasitikėti, nes šiaip prisitraukimą nepadarau. Gerai, kad aš buvau pamiršęs, kad nepadarau pristraukimą. O, vizeiras. Žiauriai faina. Eik, sau. Ačiū. Sveikata. Simona, bandysi? Pabandyk. Manau, kad visi nori pamatyti, kaip Simona bando. Kas čia dabar bus, kepurėtojai? Nesakyk, ne. Čia stabdis veikia, pas mane Pas sukta. mane čia jau gerai? Gerai, jo. Labai gerai. Kokias mintis nuosikos? Bijau labai. Nu, Aš žinau, prašom, niekas prie sienos. Niekas ant man nesisuka. Biškį. Bet tokie judesiai tai plastiški, kaip alpinistas. Nu tikrai ne kaip Eitvydas atrodė ant sienos. Ačiū. Žinai, tai, kad mane lygina su Simona, tai man irgi yra komplimentas. Simona pralipo rangenas, Simona užlipo aukščiau negu buvau aš. Simona palies inkarą. Gal dešiniai, gal kairiai, žinai, kažkur. Iš delno galima, žinai, būt. Gal kažkiek žemiau tą koją pasidėti, žinai. Gal kitą koją pasidėti. Būna, kad įsisprendžia, jeigu koją pasidėti, jau atsistotum. Va. Puikiai, užskaitau. O, plojimai. Galiu užlipti tenai. Gali. Eik, tu savo žinau, kaip kietai. Dar norėjau nelipti. Olia,
Ačiū, žiauriai geras. Sveikinu, mumis kartu. Ačiū. Sveikinu. Kaip cool, ką dar visas dramu tikrai. Žiauriai geras, ačiū. Įdomu, žinai, ir atrodo, nu tai kiek čia beliko, dar ištiesiu ranką, pasikelsiu ir... Bet kažkurio momentu ir baisu, kaip sakai, nes atrodo, nu čia taip, kaip pažiūrė. Man atrodo, nėra taip aukštai, bet jį jau pasiekiau, apsisakau ir kaip tu sakai, jau tipo stogą matai namą. Nu kažkaip atrodo, biškai baisu, žinai, tipo galėtum keltis, bet tą baimę gal kažkokia. Bet jo, jaučiu man lengviau, nes aš galiu kvail tai padaryti. Tai man biškai paprašiau. Leidžiu dabar jau, ja? Nes nepakritau. Apsimainėm roliam truputį. Jeigu taip dalinantis įspūdžiais, tai Ernestas sveria 110 ir aš tikrai galvojau, kad man reikės labiau pasisengti jį atsverti, kad daugiau savo svorių atsilošiu atgal ar kažką. Bet šiaip maža tikimybė, kad jis mane turbūt pakeltų nuo žemės, plėštų. Nu gal jeigu visai pasileistum, ne? Aš jau visiškai pasileidžiu. Tai va, jisai kabo, bet man aš vos, kad judina. Kartais vėjas smarkiau pučia. Valia! Oho. Oho. O tu žinojai, kad filmuoju, ar ne? Ne, bet man patiko. Nenukrysim? O kaip ropščiasi. Mieška. Aš per trumpas, lyg per viršų, Tai gal nies. bet ir per... Dar truputėlį, aha, čia. Oho, kaip tu čia seksualiai. Čia yra limbo. Čia yra. Lipau į kalną, nebuvau grakštus, ne? Pažiūrėkit į mane dabar. Yra sunku, tupi. Viskas gerai. Žiūrėk, Ernestai, aš tau duosiu kamerą ir savo kepurę. Gal žmonės nesupras. Menai. Drapa. Sveiki. Vata. Teko išgirs porą sykių. Jaučiu kamerą visai nesimato, kad čia ganėtinai statu vis tiek yra. Ir čia atrodo, kad aš čia tiesiai einu virvę prisilaikydavau. Jo. Kam tos virvės jai? Labai belio, koks šitas video gavosi, atsiprašau, Eitvydą įmontuotą jau. Kur mes įsivėrėm, nežinau. Nu, jeigu būčiau žinojęs, tikrai būčiau neįs. Ten ta virvė jau atrodė baisu, bet ten buvo tik kokas. Dabar mes einam slidžiais akmenim. Krioklys, tikiu, bus gražus. Didžiausia bėda ne ta, kad mes einam. Didžiausia yra bėda ta, kad reikės grįžti. Ir kai kurias vietas mes nušokom, nusileidom, mums pasisekė, bet kai reiks lipti atgal. Nu, mano batai jau šlapi, nes jau įslydau porą sykių į upę. Atgal grįžtant. Nu, nežinau, jeigu montuoju šitą video, reiškia viskas baigėsi gerai. Dar ne čia. Čia kaip kalną kopti. Atrodo, iš kiekvieno kalno jau tas paskutinis, bet iš kiekvieno posūkio dar vienas posūkis.
Aš padaryti liepsnius. Mamai labai gerai laiko, pasirodo įbridau ir nesušlapau. Tai buvo staigmena man. Nežinau, kaip prieš tai sušlapau, gal per kulkšnį pribėgau. Jo, per kulkšnį pribėgau. Nežinau, ką daryti toliau. Bet ten gerai. Yra pliusų, yra minusų. Turiu batus, kurie nepraleidžia vandens. Pliusas yra, kad jis nepraleidžia vandens. Minusas yra, kad jis neišleidžia pribėgusio vandens. Iš šito šaltinio vanduo šaltas. O ten yra krioklys ir šiandien ryte mes, kai kopinėjom, Ernestas žadėjo, sako, davai varom prie krioklio, nusileisim su virve. Galvoju, faina, geras kadras būtų, bet aš dabar matau, jis norėjo, kad mes iš ten leistumėmės virvę tenai, tada liptume ant rastą ir parplauktume čianai. Labai džiaugiuosi, kad aš bailys ir labai nepavydžiu tiem žmonėm. Ir mums dabar reikės sugrįžti tenai. Tai sėkmės mum. Mes einam namo, įspūdžiai vėliau. Šlapia, vėsų, gera. Neblogas krioklys. Krioklys, neblogas. Atsiprašom už garso kokybę. Kamera buvo vandenį. Aš biški buvau vandenį. Ne tiek, kad triusikai būtų šlapi, bet taip daugiau mažiau batai kliurksi. Viskas kliurksi. Man Ernestas sakė, dėkoja ten. Aš pagalvojau, kad aš geriau žinau. Tai aš ėjau tiesiai. Ir atsiprašau, dar už šitą kepurę užraitotą, bet jau karštą pasidarė. Tai žodžiu, įveikiam. Įdomiausių dalių, aišku, kad nenufilmavom, nes buvo įtampa ir paskui jau buvo biški gaila, kad jau praėjom. Bet įspūdžių daug, verta. Pamatėm trolių krioklį, pamatėt ir jūs. Dabar eisim džiovint batų. Vakarienį laukia, aišku, kad su Ilke mėgstam. Bredzis. Padarėm trumpą sustojimą kepiklėliai, tai biški tradicinių buterbrodų, bandyčių, važiuosim, atidarysim, paskanausim. Lekiam. Apžvelgsim stalą turim gražų. Buterbrodas numero 1. Čia, žinokit, patys spręskit, ką čia yra pridėta. Belė kiek viską. Čia dar yra kiaušinienės apačioj. Aš čia turiu kažkokį, tai sakė, norvegišką desertą. Sakė, labai tradicinis tai. Labai kažkokį, skūlę bolę. Gelato di pistachio. Oi, labai norvegiškai skamba, labai. Iškirpsim šitą. Bulka ir bulka numero 3. Skanu, kokosas. Kokosas? Duokai manęs kasti. Kokosą. Tartum per vidurį yra kremą nedariau, tai reikia. Kaip be kremo gerai. Ant viršaus gajus. Kad būtų jaukiau. Iš ūsų matau, kad skanu. Kiaušiniai gerai, lašiša gerai. Vienas iš pagrindinių dalykų, dėl ką man patinka keliauti, tai yra tas, kad tu ragauji. Ir ant kiek yra paprastas dalykas, bulką ant kiaušinienės įdėti. Tikrai yra daug geriau negu skamba. Dėl lašos ant viršaus. Puikus receptas, rekomenduoju. Dabar buterbrodas, ką gera, visų valgysiu su kiaušinienį. Valio. Dabar šluostausi lūpas. Nu geras buterbrodas buvo skanus, bet ką tik sužinau, kad jis kainuoja 13 eurų. Nu ir žinai, sakyčiau, labai jau daug, kaip už sumuštinį. Tačiau problema yra ta, kad čia galima eiti giliai, ar ne? Vati? Ir puntukas. Arba jaunuolis. Arba bent jau pusbrolis Bjornas. Tai tiek ir norėjau. Sumuštinis, brangus, bet parsivešiam receptą, tai atsipirks į ateitį. Rekomenduoju dėti kiaušinienės. Tadam! Dar čia yra vonė. Baseinas kojam apsmazgoti. Bet mūsų koja šlapės. Šlapės jau ir taip. Dar sužinau vieną dalykų. Galėjau grįžti sausom kojam, pasirodo. Mano batai visai nepraleidžia vandens. Bet aš kadangi buvau nusivylęs iš karto ir kiaurai visų kojų
merkiau upen, tai pribėga per viršų. Ir kaip jau sakiau, jeigu batai neprašlampa, tai nei iš išorės, nei iš vidaus. Kliuksi, žliuksi. Važiuosime džiavint batų. Telefon. Paikka medūza Ich tu sau. Wow. Lankam pasaulio stebuklus. Egiptas. Prasilenkiam su Samaškėnu, tik tai gailava. Bet nieko, linkėjimai jam. O mes važiuojam toliau. Gidas Ernestas sakė, nieka nėra geriau kaip gulėt ant piramidės. Tai mes dabar taip ir darom. Aš manau, kad čia buvo galima dar vienu žymų Beatlų coverį nufotkinti albumui. Ne? Jo. O žiūrėkim, kaip saulė leidžias, patylėkim greita. Ši trapi valanda, saulė leidžias manam delne. O, kūrės. Tavo balsas ir tavo veidas. Baika, Kai? Bet tai kai, va, tik ištrauk kamerų iškart gryčia. Oi, koks aš kietas turiu langus. Ir tvorų. Ir bačkų. Nu, čia pasaulio stebuklų netrūksta. Labas rytas, gerbimieji. Vakarą užbaigiam stintom, silkę ir bulvėm. Labai smagiai pavakarojam su stalo žaidimais. O šiandien jau yra pirmadienis ir šiandien mes vykstame namo. Iš Sandefjordo keliaujam į Oslą. Tai pakeliui sustojam į Drameną. Ir čia egzistuoja tokia vieta kaip Drameno spiralė. Tai atvažiavam su mašina, kilom tokiu tuneliu, kuris visą laik sukasi kaip spiralė, kuris yra kilometro ilgio ir pasikėlėm ant aukšto kalno, nuo kurio visas Dramenas matos. Prašom, pasigražėkit, kaip gražiai čia viskas atrodo. Koja ant kojas. Čia ledo pulmanioką prasu, gal ir neblogai būtų. Su tokia panorama. Radom pabūklą. Tai aš kaip artileristas galiu papasakoti, kad labai panašiai šaudėm ir turi įdomią tradiciją kariai, kai artileristas pirmą kartą iššauna šūvį, čia iškrenta tūta. Ta tūta yra daugmaž tokia dydžia, nes visas sviedinys toks, sveria apie 15 kg. Tada iškart skyriaus vadas pila į tūtą vandens. Senesniais laikais ne vandenį pildavo, bet dabar mes tai geriam vandenį. Ir ten dar lieka visai nemažai to nuo parako, tokia suodžių. Ir ten praplaka tokia kokteiliuką ir toks krikštas yra, kad reikia atsigerti iš tos tūtas. Tai paskui labai ilgai raugiai supūvusiais kiaušiniais. Labai nemalonus kvapas. Bet tradicija visai faina. Tai va, labai panašus daiktas. Aš buvau virvutės tampytojas, tai labai smagu šaudyti. Visas privilegijas. Ta tūta, kai iškrenta, jinai karšta dar, žinai, būna. Tai turi labai atsargiai, žinai, ten per pirštinę tokią gerą, nes prie lūpas tai ir priliptų, ko gero. Tai iškart, žinai, rūksta ten tu, jeigu tą sviedinį. Ten deda 7 parako maišeliai, priklausomai kiek tu nori toli nušauti, tiek ir tų parako maišelių didi. Tai jeigu įdėsi 7, tai bent jau su ta mūsų 105 haubica ten iki 10 kg net gali nušauti į tolį. Ir tos skeveldros, tai ten, realiai gerą pusę kilometro gali pusiau, žinai, tokia metalo gabalas, liniuotės dydžia gali atskristi ir gatava. Tai matėm, šiaip visai įdomu būna pažiūrėti, kai mus buvo nusivežę į šono poligoną, žinai, ir tada šovė ir mes matėm iš šono, kaip šauna į didelį kalną tokį supiltą. Tu matai toks sviedinys. Jis taip, žinai, kai tu iš 3 km žiūri, tai tu matai, kad jisai matai, skrenda, atrodo, gali sužiūrėti, paimtum.
Šviečiamieji svediniai, gražu pažiūrėti naktį. Šauna į orą ir jis paskui dar sklendžia kažkiek laiko. Tai apšviečia lauką šakės, kelis kvadratinius kilometrus. O jeigu tu pamatai, kad iššovė į viršų tą šviečiamą, būna sviedinį, gali būti ir pistoletas tas kartais, žinai, Jo. kad tavęs nepamatytų, jisai po biškį leidžiasi ir šešėlis irgi, žinai, visur žemėje matai, kaip juda, tai tu tiesiog palengva, po truputį turi atsigult. Ne iškart staigiai kriust, nes iš konteksto iškristi, pasimeti, žinai, bet jau palengva, žinai, ir tada susilieja į aplinką, tavęs nelabai ten kas ir mato. Kabinsim ant Land Cruiserio haubicą ir bandysim parodyti, kaip ten ta spiralė kilometrą ilgio grešim apačion. Ir valstybinė rozetė. Margelis. Labai gerai laiką, žinokit. Pats tas, matyt, turi būti. Nu nieko, varysim į Dakarą. Labai gerai, kai uždarinėja. Jo, nusileidinėjom tunelį ir prieš pat išvažiuojant vartus uždarė. Tai toks biški kirbuliukas buvo. Nejaukumo. Labai gerai, kad greit pradėjo kelt, tai viskas sodai uždarė. Nežinau, aš jau laukiau, kol ateis tokie kreivom galvom su arbalėtais. Troliai? Troliai. Oi, nu tai gal važiuojam į oro uostą. Atvykom į Oslą, stovim prie perėjos ir mums kyla klausimas, kodėl mums dega dvigubą raudoną? Dvigubą raudoną. Laukiu atsakymą. Dar labai senai. Kaip negražiai cilba. Šeškai nori valgyti. Tu nori valgyti? Lotkelių porą neblagų parkuota. Kaip Simuk tau savaitgalis? Kas didžiausią įspūdį paliko iš mūsų darytų veiklų šių dienų? Gal išlipt, kai ant virvės laikė Ernestas mane ore. Kas tau, Ernė, didžiausią įspūdį paliko per šitą savaitgalį? Jūsų nepasidavimas turbūt. Eiti iki galo. Kieme šaunuoliai, tu matai, gydas mus kaip gyrė. Man buvo žiauriai sunku suvokti, kad tipo, mes patys pagavom silkę ir paskui kitą dieną ją valgėm. Buvo labai sunku suprasti, žinai, tipo kvaila. Ir suprantu, kaip veikia silkė, žinai. Bet tiesiog tas faktas, nu, tipo, Lietuvoje ežere nepagausi silkės, jos nepamarinuosi ir paskui kitą dieną nevalgysi. O čia simple, va, po 5 kimbo. Aš sulaukiau nemažai gimtadienio sveikinimų per vakarą ir vienas iš jų buvo, kad norėsiu pamatyti, kaip atrodė tavo gimtadienio tortas. Aš gimtadienio tortų per šitų savaitgalį valgiau gal kokius 5 skirtingus. Tai aš iš esmės kaip ir dabar galiu rinktis, kuris buvo tas gimtadienio. Man iškart be jokių dvejonių buvo tas silkės bliūdas. Geriausias tortas. Jo, paserviruotas cibulės žiedais. Tai tikrai buvo puiku. A su bulbam da paskiau, tai iš vis buvo pasaka. Bet ir buterbrodas su silki buvo super. Labai. Hamburgeris. Ir grietinė ten visai į temą. Jo, silburgeris. Silburgeris. Jo. Patys pagavom. Patys ir suvalgėm. Faina lėkti buvo greitai, su valtim baisu, bet juokinga, nenuslau juoktis.
Nu, nežinau, kiek baisu, tiesiog juokinga kažkaip šokinėja, žinai, tą valtis typa per bangas. Ir toks kvailas juokas jau nevalingas, net atrodo, negali sustoti. Dar pažiūrė į Vigutį, kaip jį ten išgyvenimas laikas iš to. Irgi kryžiauna, tai dar juokingiau atrodo. Žiūrė, fainiai, labai smagi. Toks trumpas savaitis, labai, bet labai turiningas. Smagiai. Tai va, silkės kelias mums patiko. Jeigu patiko ir jum, paspauskit laiką, paspauskit subscribe, būtinai pakomentuokit, pasiūlykit draugui. O mes eisim kur planų. Ką veiksim toliau? Tai iki. Krepšt. O žiūrėkim, kaip saulė leidžias, patylėkim greitą. Ši trapi valanda, saulė leidžias manam delne.